Labas. Turiu tokią nuojautą, kad dabar po to, kai pamatė daugelis žmonių mano kelionės pradžią, atviro bendravimo ir matymo pasaulio kitaip, jiems įdomu, kaip dabar mąstau, ar yra tie du pasauliai. Yra. Negaliu atsigrožėti už mano nugaros, kokie paveikslai. Čia yra brolio nuotraukos, darytos pajūryje ir labai gražu. Bet eikim prie įdomesnių dalykų. Tai kasgi vis tik tie du pasauliai, kuriuose žmonės, mes visi ir aš gyvenam, ir apie ką šakas tie du pasauliai. Tai vienas pasaulis yra baimės pasaulis, įtampos ir nerimo pasaulis, kuris verčia žmonės daryti viską paskubomis, su nerimu. Tarkim, susirasti darbą, kad tik tai pasirūpinti savo socialinę padėtim. Tai yra baimės ir nerimo kelias. Gali sakyti, tai kuo tu tada dirbi? Kol kas nieko, bet dirbau masažuotoju, kineziterapeutu. Kineziterapeutu truputį turiu tų žinių. Bet mane visada traukia lysti į šaknį žmogaus. Kodėl tos ligos, iš kur ta kančia, iš kur tas nerimas, iš kur tas stresas, iš kur tos baimės. Ir viskam tam vis tik tai yra atsakymas. Ir tas atsakymas veda į nuoširdumą, į paprastumą, į meilę, į Dievą, į visatą, į energiją, į sąmoningumą. Labai daug žodžių yra sukurtų apipavidalinti tai, kas yra taip paprasta, ir tai vadinasi, tu tiesiog esi. Bet jeigu vadovaujas nerimu ir stresu ir baime, tavo buvimas, kai tu tiesiog esi, tu nebesi, o tu stresuoji, tu negyveni, o tu bėgi, tu darai dalykus, tas vadinkim nuodėmes, stengiasi kuo daugiau pasimti iš gyvenimo, kai esi čia ne tik svečias, bet tuo pačiu ir amžinas. Tai manau, kažkam tai gali užkliūti, o gal net ne. Ką pasakiau, tą pasakiau.